Atšalus orams žmonės intensyviau šildo namus. Dėl to padaugėja gaisrų. Įdomu, kokia situacija Prienuose. Nuvykome į Prienų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos departamentą, kur pareigūnas Darius Giraitis mums papasakojo, nuo kokių pavojų šaltą žiemą tenka gelbėti Prienų rajono gyventojų. Atšalus orams žmonės intensyviau šildosi namus, padaugėja gaisrų. Atvykome į Prienų priešgaisrinę tarnybą pasidomėti, kokia situacija Prienuose. Sakykite, ar padaugėjo Prienuose gaisrų atšalus orams? Šių metų vasario 1 dienai Prienų ir Biršno savivaldybės teritorijose kilo 9 gaisrai. Pagrindinė priežastis – tai krosnių eksploatavimo ir įrengimo taisyklių pažeidimas. Šių metų sausio 29 dieną Ingavangio kaime Šilovotos seniūnijoje žuvo vienas žmogus. Tai yra 1965 metų gimimo. Gaisras tenai kilo nuo krosnės įrengimo taisyklių pažeidimų. Pastatuose, kuriuose yra įrengtos krosnės, prieš intensyvų kūrenimą būtina jas gerai sutvarkyti, išvalyti dūmtraukius. Gaisrai namuose apšildomose krosnėmis kyla, kai jos yra perkaitinamos, atsiranda plyšių, kaminų bei židinių sienelėse, pro kurias gali prasiveržti ugnis. Taip pat, kaip prakurams naudojami degalai bei kiti greitai užsiliepsnojantys skysčiai. Kad iš krosnės pakuros iškritusios ažūrijos neuždegtų grindų, būtina prie jų prikalti skardos lapą arba įrengti nedegų pagrindą. Negalima malkų bei kitų degių medžiagų džiovinti bei laikyti ant krosnių arba arti jų. Palikti atvirų pakuros durelių. Kai kūrenasi krosnis ar dega dujinė viryklė, neišeikite iš namų, nepalikite jų priežiūros mažamečiams vaikams. Intensyviai kūrenant krosnis, pavojų gyvybei gali kelti ne tik ugnis, bet ir kūrenimo metu susidariusios smalkės. Todėl iškūrenę krosnį per anksti neuždarinkite sklendės. Ją galima visiškai uždaryti tik įsitikinus, kad ugnis jau baigia rusenti. Išsiskiriančios smalkės labai pavojingos, nes apsinuodijimas jomis gali sukelti mirtį. Jos bespalvės ir bekvapės. Patekusios į kraują net 200 kartų sparčiau nei deguonis jungiasi su hemoglobinu. Tai sutrikdo organizmo aprūpinimą deguonimi, pradedama dusti, pažeidžiama centrinė nervų sistema ir laiku nesuteikus žmogui pagalbos, jį gali ištikti mirtis. Pirmieji apsinuodijimo smalkėmis požymiai – lengvas apsvaigimas, mieguistumas, vėliau netinkamas sąmonės. Sakykite, kokiu dar pasitaiko pavojų žiemai, kokias situacijas pakliūti ir kaip teko padėti žmonėms? Kita aktuali problema – patalpų šildymas elektrinis prietaisas. Atminkite, kad pavojinga į elektros tinklą iškart įjungti kelis tokius elektros prietaisus, nes perkraunama elektros instaliacija. Laidai kaista, gali vykti trumpas jungimasis, dėl ko dažnai kyla gaisrai. Elektrinio šildymo prietaisus reikia statyti ant nelygaus paviršiaus, toliau nuo užuolaidų bei baldų. Nepalikite ant jų padžiautų drabužių, o išeinant iš namų elektrinio šildymo prietaisus būtina išjungti. Sakykite, ar pasitaiko melagingų iškvietimų, kurie trukdo jūsų darbą? Melagingi iškvietimai, kaip žinia, mažėja, jų pasitaiko aišku, bet norėčiau patarti ypač mūsų mažiesiems gyventojams, tie, kurie mėgsta pažaisti su telefonu, kad to daryti neverta, negalima, už tai gresia administracinė atsakomybė jų tėvams. Ir mes iš karto matome skambinusio numerį, pagal kurį galime surasti skambinant į jį. Ir kokios bausmės taikomos tokiems nusikaltėliams? Bausmės yra administracinės taikomos straipsnis. Ką dar patartumėt gyventojams, kaip gyventi tokių šalčių metu, kad apsisaugotų? Neperkaitinti krosnės, aš dar kartą paminėsiu. Būtinai reikia įsilyti kaminus, nes dažni išvažiavimai vyksta, kai dega kaminas. Kaminą reikia valyti prieš kūrenimo sezoną ir kartą per jį. Lyginant su praėjusiais metais, šiais metais geresnė ar blogesnė situacija? 2011 metais mes šiai dienai turėjome 5 gaisrus, bet turėjome 2 žuvusius. Tai galima pasidžiaugti, kad žuvusių vienu yra mažiau, bet gaisrų šiais metais yra daugiau.